kalbant apie ES žaliojo kurso iškeltus reikalavimus ūkininkams, aš kaip pavyzdys ūkyje naudoju 3 dalykus. Tai pirma būtų naudojama rujos stebėjimo sistema galvijų, tai kalbama apie pieno ūkį, kai stebima gyvulio sveikatingumas, atrajojamas ruja ir sėklinimo laikas. Tai man sutaupo didelius resursus, nereikia aš užbėgu įvykiams už akių, gydydamas gyvulį, nereikia pakeisti gyvulių naujo. Antras būtų naudojamas tai biologiniai produktai fermoje. Tai tų biologinių produktų nauda tokia, kad aš sumažinu azoto patekimą į aplinką. Tai man sutaupo pinigus tręšimo sąskaita, azotas lieka dirvoje, tai tas atsiliepia labai gerai finansiškai. Trečias dalykas tai būtų tikslus vairavimas traktorius. Tai sutaupo man netgi, galima sakyti, pusę darbuotojų etatų per sezoną. Ir vienas dalykas laikas, kitas dalykas kuro sąnaudos.